Esu vyrų plaukų stilistas Linas. Sveikas. Nerabote? Filmuojam tokią YouTube laidą. Ne? Gerai. Sveiki. Jau nežinau, kelintą kartą grįžtu į YouTube, galbūt kokį 3-4 po ilgo labai dingimo, nežinau, kiek praėjo laiko, gal 5-6 metai, nežinau, gal kažkas prisimenat, kažkas neprisimenat, bet žodžiu, mėginsiu galbūt likti ir pastoviai čia, pamatysim. Prieš 2 dienas sugalvojau naują kontentą, kuris yra susijęs su mano gyvenimu, dėl to yra man pačiam labai įdomu jį filmuoti. Plus, aš nežinau, galbūt jau kažkas matėt, aš filmuoju turinį ir TikTok'e, ir Instagram'e keliu su kirpimais. Aš esu dar profesionalus plaukų stilistas, vyrų, barberis, kaip įvardinsi, taip nepagadinsi. Tai mano yra idėja ta, kad aš mėginsiu sudurti savo darbą su video, kas man patinka, nes realiai kiekvieną dieną žiūriu, kaip montuoja, taip toliau, tai buvo labai noras didelis vėl pradėti kažką daryti. Mūsų šiandieną tikslas yra toksai. Aš turiu sugalvoję šukuoseną, kurią noriu nukirpti šiandieną, ir mūsų iššūkis yra challenge'as, kaip įvardinti. Surasti žmogų mieste, kuris pasitikės manim ir sutiks apsikirpti būtent tą šukuoseną. Aišku, variacija bus, tai nebus, kad visiškai identiškai aš noriu padaryti. Vis tiek mes mėginsim pritaikyti kuo labiau palei žmogų, ką jis norės, kiek ilgai, kiek trumpai. Bet mano, kas yra pagrindas, tai va, šitos nuotraukos, kas jose yra, tai yra teiperiukai priekyje, bakimbardžių zonai, tiek pačiam gale, kas vyksta šonuose, kas vyksta viršui. Nėra labai didelio skirtumo. Man esmė yra, kad būtų bent jau šonai virš centimetro. Tai jau kai žmogų rasiu, kėdėjai mes padarysim, kad jis maksimaliai atrodytų gerai ir maksimaliai gerai jaustųsi. Varom į miestą. O, tada važiuosim iki miesto jau. Girdėjau, ką mes filmuojam iš šitą video? Tipo, kokią medžiagą rankom? Nes aš... Nenorėčiau, aš nieko su tavim bendro turėti. Nieko nenori bendro turėti? Ja. Nes realiai galvojau, kad darom kažkokius video su kirpimais miestą. Parašiau Nedui, sakau, filmuojam. Bet nesugalvojau dar ką filmuosim, tai varom pavalgom ir pagalvosim, ką čia darom šitą video. O pavaišinsi? Jo, aš tai vaišinu. Tu filmuoji, aš vaišinu. Gerai? Taip ir darysim visą gyvenimą. Tinka. Tu operatorius, aš vaišinu tave. Praleik dabar dėdė. Lemba šitą kirpčiau, žinai. Kirpčiau. Aišku, jis yra skirpęs ką. Bet šiaip, vat, mūsų idėjom reikės vat įvairių šukuosimų, tai jūs man galėsit siūlyti. Aha, ir čia dabar pasižiūrim, kaip važiuojam. Aš jaučiu kaip merga dabar, žinai, kad tipo prisistūmus taip su... Negražiai atrodo šiaip dabar šiuo metu. Tai palaipsniškai, su rimties. O, geriau? Kyla. Piršt. Planas yra toks, kad dabar atsisėdom ir galvojam planą. Tai plano nėra. Kur ieškosi savo klientų? Šiaip ieškosim miestų klientų. Nežinau kur, nes šiaip yra gan mažai žmonių, po kol kas dar yra anksti rytą, dar yra 10:30. Tai pasižiūrėjus nėra, kad daug vaikštų žmonių. Suradau fotkę, kurią mėginsiu pasiūlyti bičiui, kuris ką tik praėjo čia pro mumis. Ne bičiui, net vyrai gal iš tikrųjų sakyčiau. Biški keista tokioj vietoj, tikėjausi miestą ir čia bus pirmas bandymas. Tai irgi yra biški nejaukus, galiu pasakyti, bet bandom raulint, sakyčiau. Į ką bus gera treniruoti? Jau žinok, jis per ilgai neišeina man jau, tipo, žinai, jau duliukas ima biškis. O, pasiruošęs? Ja. Labą dieną. Viskas gerai, žaibuka. Aš esu vyrų plaukų stilistas barberis ir mes šiandieną filmuojam laidą ir ieškom žmonių, kurios galėtume apkirpti miestą. Aš turiu išrinkę šukuoseną, kurią norėčiau padaryti. Ir šiaip matau, kad esate apaugę šiek tiek, tai galėčiau gal pasiūlyti... Ok, bet šiaip kažką tokio norėtumėt, ar ne? Tai kad būtų, išlaikytumėm ilgus šonus, bet kad būtų... Pietinė šiandieną. Gerai, ką, malonu, ačiū jums, visą, iki. Nu, geras pokalbis. Labai geras. Tiesiog laiko neturėjo žmogus. Nėra laiko, manau, daug kas neturės laiko. Bet jo. Kaip jautės? Šiaip zaibės. Ne, šiaip... Kur vis tiek, žinai, yra dabar, nežinau, žmonijos toks laikotarpis, kai mums keista yra komunikuoti jaučiu nepažįstamai žmonėm. Bet nežinau, kaip tu vertini mano gerai, pirmą aišku, pokalbį? tas gal rankų paspaudimas netikėtas jam buvo. Jis, ten... Šlapia ranką. Šlapias rankas, bet ne visada tu tikės pusryčiaudamas gauti pasveikinimą iš random žmonių. Jo, ypač kai ką tik parkutę žiūrėjai, žinai, ir metrą žengiai ir tipo, sveiki. Tai tokie būna ten diba. Pamarskau metėt realiai. Bet žinai, geriausia yra, kad pirmą nulaužiam, antri bus lengvesnė. Jo, čia gera treniruotė. Labai gera. Susiradom naują spotą, tai iš Vilniaus gatvės išėjome į Vinco Kudirką. Tai mėginsim paieškoti čia žmonių, bet šiaip, gali pafilmuoti, yra mažai žmonių. Tai šiaip žinokit, kad visai mes čia kaip ir stengiamės ir daug filmuojam, neatrodo taip gal, bet dabar ieškom antro bandymo, nes irgi, tipo,
nežinau, mėginsiu gal daugiau kalbinti, bet yra tas, kur matai, kad žmogus iki čia plaukais, nu, jis nenusikirps tiek daug, kiek mes esame išrinkę šiandien šukuosiną. Nu, aišku, galima pabandyti, kas nebando, tas negeria šampano, kaip sakant, bet jo. Labą dieną. Aš esu vyrų plaukų stilistas, barberis. Norėjau pasiūlyti jums, mes filmuojam šiandien YouTube'e tokią laidą. Kalbat lietuviškai? Taip. Mes darom tokį filmą. Skambutį žinokit. Okay, gerą pokalbį. Esu plaukų stilistas vyrų. Oh, you speak right? Oh, all right. Have a good day. Darom ją į basketą. Okay. Mes filmuojam YouTube'e laidą. Turim išrinkę šukuosinę, kurią norim suradę žmogų mieste. Kad ją padaryti, žmogus gali parodyti iššūkis, kad išėmam žmogų iš miesto, vežam į saloną mūsų ir padarom šukuosinę. Galiu pačiai parodyti, jeigu. Aš nelabai galiu. Aš pagal profesiją aš negaliu. Viskas gerai. Ačiū. Ką, geros dienos. Visai, iki. Nu, atsibodo jau gal. Neatsibodo, bet man atrodo, nėra labai gera čia vieta. Kiek bandėm, tai nelabai, bet šiaip. Lauk. O, geras. Gerai, tęsim. Tai mes galvojom, gal pereisim į kitą vietą. Tai šiaip netoli varom prie katedros ir pažiūrėsim, gal ten bus daugiau žmonių, kas nori kirptis. Labą dieną. Esame išrinkę šukuosinę, šiaip žiauriai panašiai tavo ir mūsų tikslas yra surasti žmogų mieste, kurį nusivežam į saloną ir padarom šukuosinę. Tai realiai gali parodyti, esame išrinkę teiperiukų opcijų, realiai, kad tu labai panašiai nešioji, tai nežinau, sutiktum važiuoti? Žiūri cool, bet aš jau šiandieną išsirašiau. Ok. Gero kirpimo, dėkui tau. Jums sėkmės yra nulis. Dėkui, iki. Labas. O. Be šansų jaučiu. Visiškai random, bet mes žiūrėk, aš esu vyrų plaukų stilistas, esu barberis. Mes filmuojam YouTube'e tokią laidą. Mes esame išrinkę šukuosiną ir mes bandom surasti žmogų mieste, kuris sutiktų su mumis važiuoti į saloną ir kad aš jam ją padaryčiau. Šiaip labai panašiai, ką tu turi, tiesiog realiai tavo atsipriešinimas būtų. Tai galiu parodyti kažkas pat iš tos serijos, realiai taip ir peidas kažkas pat iš tos serijos būtų. Nežinau, gal domintų, tipo nebūtinai dabar, jeigu nori, nuvežk užsakymą ir pabaig ir tipo galėtume mes save nuvežti, arba tu galėtum susidaryti, kaip tau jaučiau jau ten atsigauti. Visai pasiūlymas, neločiu. Tai nežinau, sutiktum, kertam rankom? Galėjai, sakau, kiek tu reikia laiko? Kiek čia laiko? Kiek užtruktumėm? Kada būtumėm jau tam? Kada dan būtumėm? Jeigu dabar važiuojam, nežinau, valandą, kažkur mes jį nukerpam ir tu gali veikti, ką nori. Normaliai visai, bet tipo... Tiesiog, jeigu... Galiu nuvežti užsakymą ir tiesiog... Gerai, žiūrėk, tai aš paimu tavo gal numerį Instagramą ar kažką gerai. Tobulą, nežinau, mes jau visai ieškom laiko. Tai paeina čia, nesrinkas žmonės? Nelabai dar. Pirmas idėja, iš tikrųjų, bandom pirmą paleistakas kaip serijas, kur mes ieškom žmonių iš įdomių vietų ir taip toliau. Už kiek laiko būtum? Dabar nuvežu, greit nuvarau namo, pastatau šitą prietaisą. Aha. Kiek čia trunki daug maž? Kempam. Gerai, tai žiūrėk, už valandos, pusantros valandos varom prie salono, susitinkam, gerai? Jo. Aš tau atsiunčiu tada adresą, kur mes tavęs laukiam. Ok? Liuks, tada iki greitos. Iki. Investicijos prasideda video nuo parkingų mokesčių. Gerai, judam toliau į saloną ir laukiam. Parašė, kad mūsų jau kurjeris atvyksta. Jau judu link. Čia. Nepaklausiu vardą, nežinau kaip įvardinti dar žmogų. Kaip Instagramas vadinasi gali? Šiaip jo, galim duoti žmogaus Instagramą, padarysim mini promotioną, ypač gal mergaitėm, kurioms jis patiks. Parodom, jeigu ką užblūrinsim, jeigu nenorės, ne? Tai Anties fanas. Matas? Šaunuolis vardas, va. Šaunuolis. Va, žodžiu, šaunuolis atvyksta ir einame ieškosim, pasitiksim. Čia mūsų bičias? Aš nežinau, čia aš nebeatpažįstu. Čia ne mūsų. Turėtų tai atpažinti. Čia ne mūsų, bet labai panašus. Bet tikrai galvojau, kad čia mūsų bičias. O, super. Pala, ko vardu nebesusipažinom? Kajus? Malonu, Linas. Malonu. Šiaip galvom, kad gal net netvarysi. Eičiu. Žiūrėk. Prašau. Dėkui. Ir operatoriaus palaukiam. Gali užeit. Wow. Nori kavytės, arbatos kažko gal atsigerti? Ne, apsižinau. Nėra? Gerai, tai varom į kėdę ir suderinsim viską. Liuks, tai mūsų kėdė bus čia. Aha. Prisėsk,
pabendrausim, pašnekėsim, dar pilnai suderinsim kaštų, čia siūliau. Sveikas atvykęs į Kėdę jau. Sveiki. Žiūrėk, kaip ir mieste aš pasakau, mano pagrindinis tikslas yra padaryti, kad tau būtų teiperiukai. Tai reiškia, kad tau visai daug patinka tas, kad yra Messi stiliukas, ne? Jo, maždaug. Ok. Ilgesnį jau. Kas tau dabar nepatinka škosnai? Yra kažkas, ką galėtum išskirti, pavyzdžiui, yra tokie dalykėliai? Nepatinka, kaip pavyzdžiui, susivėla va čia labai iššoka šitą, kaip urvinis, toks biškiai. Okay. Šiaip ilgis, gal vos patrumpinti, dar gal tikrai 100% patrumpinti čia irgi. Be paleisti. Tai jo, manau, tiesiog aptrumpinta jūsų teiperį. Ok, o žiūrėk, tai tada aš ką iš tavęs išgirdau, tai tau nepatinka šitie plaukai biška, ne? Jų yra per daug, tai reiškia, realiai aš leidžiu savo spekuliuoti, kad gal tu yra per daug šonų, žiūrėk, jeigu aš to prispausiu prie galvos, painiau žiūrisi? Galvoju vis tiek biškį palikti, bet patrumpinti gal kažkur. Tai realiai nemažai, bet aš ką turiu minėti, aš tiek, aš tau su mašinėlė jų nekirpsiu, tai va šitos masės, aš galvoju palikti realiai 2-3 cm, tai reiškia, kad bus tavo šonai gan juodi, bet jie bus tiesiog priglūdę prie tavo galvos, kad jie, ta prasme, nebūtų trumpi su mašinėlė, nebūtų, kad oda va čia matosi, tik tai pačios teiperiuose, bet kad jie ir jau negalėtų tau išsipūs, pavyzdžiui, kai, nu, va, mini dviratį, kad tau nebūtų va toksai išskridęs gerai. Teisingai. Tai žiūrėk, tai liuksai. O kaip su grifka? Patinka ilgis, nori trumpesnės, ilgesnės? Šiaip ilgis geras, man patinka tik. Taip ant augimo paligal vos patrumpins tvarkyti. Ok, tai iš esmės aš tada, žiūrėk, aš tau duodu iš karto pasiūlymą, ką mes darom, suglaudžiu ir tada patvirtini arba atšaukai, gerai? Jo. Šonus mes tau, tada patrumpinam, realiai kažkur gal keletą bent jau centimetrų, kad vis tiek būtų masyvi šonai, kad nebūtų oda, tai realiai 2-3 centimetrai, padarysim teiperiukus tiek gale, tiek šonuose, patį viršų. Mano idėja bus nenutrumpinti, bet realiai jį sužiūrėti, kiek reikia pakirpti. Toks, kad būtų forma, tekstūruota, taip toliau, bet nebus ta idėja, kad man jį labai nutrumpinti. Jeigu reikia, pakirpsiu, bet ne su ta idėja, kad, kaip sakant, mes jo atsikratom. Gerai? Jo, liuks. Liuks, tai tada param išsiplaunam ir važiuosim. Gerai? Gerai. Nesitikėjau, kad laukia. Bet fine. Aš pat nesitikėjau, kad tu sustosi, jeigu taip atvirai. Galvojau, ten jūs priejo, kad užsakymą paimti. Nesusigaudžiu iš pirmo. Nes aš tave šaukiu, tu jau taip gan toli buvai ir aš galvoju, bent jau išgirsi, neišgirsi, žinai. Bet, žiūrėk, pavyko. Esi va taip iš darbo, kada nors išėjęs, va, tipo, kad kažkas kažką pasiūlo ir tipo, meti darbus ir... Pirmas kartas, tikrai. Pirmą kartą? Kad toks pasiūlymas, nuvaryti kažką tokį padaryti, tikrai pirmas kartas. Tai apskritai, Lietuvoje tokių content creatorių netiek gatvėse eiti ir siūlyti kažką, ne? Nesu tikras, ar yra kažką panašaus darę. Aš asmeniškai, man atrodo, nesu matęs, jeigu taip atvirai. Jo, aš irgi. Nes aš sugalvojau čia prieš 2 dienas naktį. Tai toksai, tipo, galvoju, reikia padaryti, žinai, pirmam, kol niekas dar nesugalvojo irgi naktį. Jo, bet nežinau, gal ir yra buvę panašių kažkur užsienį, nesu garantuotas, bet asmeniškai būtent šito, tai gal ir nesu matęs, kad kažką panašaus, tai aišku, pilna kažkokių video, bet būtent kažko to nesu matęs, tai gal galiu sakyti, kad unikali idėja. Gal, tikiuosi. Ką bevyks šiandien? Kur varysi? Varysiu bowlingą žaisti. Bowlingą? Jo. Tai dėl to ir klausi, kiek laiko truksim? Jo. Kada turi būti? Gal 4 vakarą. 4? Ne, tai laiko įvalė šiandien. Jo, spėsim drąsiai. Ar prastokinau tą greitai Instagramą, tai jo. Tai biškai mažiau baisu, ne? Gal taip patapo? Jo. Kiek ten 5 štukų follow, 3 štukų? Gal mažiau, bet kažkas jo iš tas serijos. Aha. O šiaip buvai matęs kažkokį gal video netyčia, tik tokį ar kažkur ar ne? Žinokit, ne, matęs. Nes mes pakalbėjom, gal yra daugiau šansų, nu žinai, kai žmogus žino, tai daugiau šansų, kad pasitikė ir taip, jo, gerai varom kirpti, žinai, tai va aš įsivaizduoju, kur va dabar yra gal labai sunku surasti, kas norėtų apskritai apsikirpti, bet laiko perspektyvoje, jeigu dėkim tęsim šitos, nu, taip kaip serijas, tai jeigu žmonės jau biškės pažins, bus tas toksai, kur, jo, varom kirpti pasitikiu, žinai, taip iš tos serijos. O dabar toks turėtų būti, kur dar, kas tu žinai esi. Tai ten nusinčiau, tai sakė viena draugė, Mačius. Ok. Senai darbuojasi jau Volta? Tu Volta buvai, ne? Jo, Volta. Kiek jau čia? Nu, Liepos gal pabaigos. Liepos pabaigos? Nebais ilgai. Iš man Volta buvo, bet perėjau, nes ten... Nežinau, kaip ten su tais konfidencialumo dalykais, bet jo. Ok, bet Voltas šūdas, ne? Voltas geriau. Bent jau darbuojantis, vai. Šiaip juokingas faktas, nežinau ar Nedas nori, kad tai minėčiau, bet esi matęs, kur Voltas su Boltu mušėsi kurjeriai. Tai čia yra žmogus atsakingas, kuris buvo vienas, jo, jis mušėsi su jais. Normaliai. Toks įdomesnis gal faktas. Bet jo, ten Boltai nelabai svarbu realiai.
Visi ten kolegas, visi draugai. Ja. Pavyzdžiui, bikeriai būna, žinai, tipo, kad varo ir ten, tipo, nu, su piršiukai susimėto, tipo, labas. Daro, tipo, baltą, kažkas, kas, žinai, tipo, sveikinatės, Nu, tipo- ir toks nelabai. Kartais ten pravažiuoji, ten pasveikini, ten palinksi galą panašiai. Okay. Nu, Bet ten- vis tiek yra toks kažkoks ryšys. Kažkada ten padėjau voltininkui ten dviratį sutvarkyti, ten jam kažkas ten su grandinė buvo atsisuko. Okay. Toks va. Fainai, reiškia, yra tarp kolegų toks, žinai, mini ryšys, nors ir nepažįstami. Nes ko aš seniau, kai su motais važinėdavau, nu tai čia ir iki šiol tas yra, kad visi važiuoja su motais, tai tipo nepažįsti, visi tipo sveikinas, pirštukus kiša, žinai, ir tipo labas. O tai kur šiaip kirpiesi? Turi kažkokį spotą savo? Prie namų ten turiu kažkokią kirpėją ramintą. Raminta? Jo. Ok, tikiuosi raminta nesupyks, kad tai šiandieną kirpu, bet... Ką nesakyk gal. Kiek laiko pas juos vieni? O, blama. Nuo Saitparto laikų tikriausiai. Nuo Saitparto laikų? Jo, visi. Tai kiek yra Saitparto laikai atgal, čia keletą metų? Jo, Saitparto laikai čia kokie... Nuo kokių 12, gal 13-14, tai čia normaliai visai. 5 metus kirpoje, ne? Kažkur, aš dabar galvoju, nu, tipo profesionaliai gal 4 metai, bet aš bijau pameluoti, ir neturiu dar tokios datos pasiėmę, žinai, man atrodo, kad turėtų būti apie 4 metai, kai taip dirbu diena iš dienos, nu čia su karantinais, aišku, bet aš, nežinau, gal pradėjau domėtis nuo kokių gal 16 metų ir, tipo, vis kažką pakirdau ten draugelius, tipo, žinai, tėvuką savo, tada išvariau į kariuomenę. Kariuomeniai kirpau, turėjau madingiausią būrį savo kariuomeniai. Tai va, tam, žinai, pabiškiu, bet kad va tai profesionaliai, kur jau tipo su klientais diena iš dienos, tipo, nu, kaip sakau, apart karantinų gal, tai apie turėtų būti 4 metai kažkur, va dabar gal 5 jau pradės eiti, gal biškį apgavau. Kiek jau followerių ten TikTok'e ar YouTube? Lamba, TikTok'e tai, nežinau, nedaug, man atrodo, gal 9000. YouTube'ai, tai aš YouTube'e, matai, seniau filmuodavau. Bet jau gal 5 metai esu nieko nefilmavęs, tai ten yra apie 3 štukų, man atrodo. Bet ten visi yra surinkti, nu, tipo, prieš 5-6 metus, kai man buvo ten 18. Man dabar, jeigu 24, tai reiškia, čia kiek čia, 6 metai kažkur. Preliminariai aš tada jau, aš kažkaip buvo, kad į kariuomenę išvariau ir, tipo, nu, nebekėriau jokių video, kažkaip, žinai, metam dingsi, toks nuslūksta visas, nežinau, noras, idėjas, ką filmuoti, kad nenorėjau šūdo labai filmuoti. Nes ten toks, nu kaip buvo, kaip ir šūdinas planetas, kas yra žmonėm įdomu, bet visada stengiasi kažkiek įdomesnį, taip visada nori, žinai, bet nu... O tai ką, tada irgi su kirpimais? Ne, tada buvo ne su kirpimais, tada buvo irgi gal, bet kažkas panašaus biškis susiję, ką aš dabar va čia filmuojam. Tai realiai varydavom miestą, ten panučiešint arba kažką, nu nežinau, gali kalbint kažką, nu, tipo kažkokį ten, bet irgi užduotį turėdavom, kad kažką padarytų, tipo, žinai, nu, visokių tokių, žinai, ir šiaip, tipo, kaip vlogai, kažkas, tipo, iš tos serijos, tipo, buvo tada, kad trendino, tada YouTube'as, dar sakyčiau, gal buvo gan jaunas, toksai, kur, nu, nebuvo daug, žinai, kūrėjų, dabar čia yra belekie kūrėjų, tai, tarkim, yra daug sunkiau, manau, įeiti į tą rinką, žinai, nes, tipo, dabar pilna ir tikrai žmonės gerus kontentus kuria, tai tada ten, tipo, jeigu kelsi kažką, tai tave žiūrės, nes, nu, nėra daugiau ką žiūrėti, bet aišku, to pačiu ir nebuvo daug žiūrovų, nebuvo daug labai sponsorių, gal kaip išsireikšti, paseniau, nors rinkdavai tam, nu, aš atsimenu, prieš, nu, kada dėkim, ten 6 metai atgal man buvo video surinkęs gal ten apie 200-300 štukų peržiūrų, žinai. Nu, bet, tipo, tu vis tiek negalėjai gauti jokių sponsorių, nu, tai tarkim, nu, bent jau man, aš negavau gal kiti gavo, žinai. Tai tas atrodė kaip ir bairis, bet, tipo, Lietuvoje, kad sunkiai perspektyvus dalykas, žinai. Na, tai, tipo, aš galvojau, va, visada patiko tie kirpimai ir juos dariau taip pašoniai. Ir galvoju, davai, pabandom full time įeiti kirpimus, žinai, ir jeigu norėsiu filmuoti, tai, nu, kaip sakant, bet kada gali pašoniai, tipo, iš tos serijos. Nu, ką, pasiruošęs pamatyti ryšiam? Nu, šauk. Žiūrėjom. Uala. Wow. Patinka? Labai gerai. Gali geriausiai kirpimus, ne? Liuk. Uop. Baisiai gerai. Liuk. Ačiū tau.
ką jau nesigali, kad sustabdžiau gatvį ir sustojai ir sutikai pasirašyti mano avantiūrai, varyti pas mane į saloną ir kad padarytumėm tave su teiperiuku. Ne, šiaip baisiai geras kirpimas. Ok. Patiko. Tai žodžiu, jei kažkas matys šitą video ir netyčias pasigausi gatvį, tada gali nebijoti, ne? Rekomenduoju. Rekomenduoji? Gerai, ką, malonu tau, ačiū, kad sutikai. Ačiū Jums, viso. Jeigu norit pamatyti daugiau tokių video, tai spauskit like, subscribe ir šiaip, jeigu turit idėjų, kurioje norit būtent vietai, kad surasčiau žmogų, tai gali būti, dėkime, Akropolis, galima apsibrėžti teritoriją, rašykite į komentarus ir, aišku, rašykite gal kokią škuosę norit, kokią būtų įdomu pamatyti, išsirinksiu iš tų komentarų ir tam video padarysim naują video. Nu, gal ne video, bet žodžiu, jau man pina žodžiai, tai žodžiu, keliaujam ir pasimatom vėliau.